Radio. Džemas. Radio. Džemas. Radio. Džemas. Radio. Džemas. Sveiki, mili Kurato radijo klausytojai. Šiandien mes esam organizacijai Gelbėkit vaikus. Tai yra tokia smagi, draugiška organizacija, kuri, kiek aš žinau, padeda vaikams. Kol kas apie šią organizaciją aš nežinau daug, dėl to ir sugalvojau, kad būtų labai smagu padaryti apie šią organizaciją laidą. Ir su manim, mes dabar esam jų būstiniai, čia yra visos Lietuvos būstinė, turbūt, kaip suprantu. Ir kalbėsimės su organizacijos vadovė, direktorė Rasa Dičpetrienė. Tai labą dieną. Labą dieną. Aš iš karto noriu pasakyti, kad jūsų ofisas atrodo labai labai fainiai, turit labai daug įdomių daiktų, bet pirmiausia, noriu paklausti jūsų apskritai, gal galite papasakot, kas per organizacija yra Gelbėkit vaikus, kada jie atsirado Lietuvoje ir kodėl jos Lietuvoje apskritai reikia? Mūsų organizacijai Lietuvoje šiemet jau net 24 metai. Mes esame tarptautinės organizacijos Save the Children dalis, o jau pasauliniu mastu mūsų organizacijai 96 metai. Ir jinai buvo įkurta Anglijoje, Didžiojoje Britanijoje ir ją įkūrė mokytoja. Seniai, prieš tos 96 metus. Ir nuo to viskas ir prasidėjo. Šiai dienai tai yra viena iš didžiausių nevyriausybinių organizacijų, kurie padeda vaikams visame pasaulyje. Tarptautiniu mastu mes vienijam 32 šalis narės, o mūsų pagalba pasiekė 120 šalių. Tai yra tos šalis, kur vaikam yra sunkiausia. O kodėl jinai atsirado Lietuvoje ir kodėl jos čia apskaitai reikia Lietuvoje? Nes, yra dažnai tokia nuomonė sudaro visuomenį, kad atpilnai ten tų organizacijų, ką jas veikia, ką jos daro. Tai kam reikalinga Lietuvoje yra Gelbėkit vaikus organizacija? Dėl tokių trijų ir paprastų ir labai sudėtingų dalykų mūsų reikės Lietuvoje tol, kol mes neišspręsim tų trijų dalykų. Tai yra, kad tėveliai savo vaikų nemuštų, kad vaikai vieni iš kitų nesityčiotų ir kad kiekvienas vaikas augtų šeimoje. Kai mes pasieksim šitos 3 dalykus Lietuvoje, tai tada aš pridėjus ranką prie širdies uždarysiu duris šitos mūsų buveinės visiems laikams. O kaip jūsų nuomonė lietuviai kol kas supranta šią organizaciją ir ar prisideda nori prie jos veiklos? Čia mano mėgstamiausias klausimas rytais man pačiai būna. Kaip yra, ar daugiau žmonių mums padeda, ar daugiau žmonių burnoja, kad mes tokie esam. Ir žinot, aš visada bet aš jau praktiškai 9 metai pati šitoje organizacijoje, mano atsakymas visada būna teigiamas, kad per šituos 9 metus aš sutikau nuostabiausių žmonių iš visos Lietuvos kampelių, kurie nori padėti, supranta, kodėl reikia ir padeda tiek darbais, tiek laiku, tiek pinigėliais, tuo, ko jie gali geriausiai. Gerai, dabar aš iš karto noriu prieiti prie vienos temos, kuri mane asmeniškai labai jaudina ir turbūt dėl to aš ir atėjau į tą organizaciją, turbūt dėl to mane ir pakvietėte į svečius, nes mes čia prieš savaitę grojom Vilniaus maratone ir nusprendėm paaukoti tuos pinigus, kuriuos mums siūlė organizatoriai tiesiog jūsų organizacijai, nes pamačiau per televiziją, berods per LRT, kad yra tokia akcija, kuri yra skirta pabėgėlių vaikams. Ir tada aš, kažkaip man net nekilo klausimų, kad jiems reikia padėti, bet norėjau paklausti iš pradžių, kaip yra ten su tais pabėgėlių vaikais? Ar jų yra daug šiuo metu Lietuvoje? Iš tikrųjų, pabėgėlių tema man asmeniškai yra
ir labai labai skaudi ir ypatingai, kai pagalvoju apie pabėgėlių vaikus. Ir mūsų organizacija, kadangi esame tarptautinė organizacija, tai mes ir pradėjom akciją, mes prašom Lietuvos gyventojų paaukoti būtent pabėgėlių vaikam. Ir aišku, kol kas mes tą pagalbą, mes prisidedam prie kitų gelbėkit vaikus padalinių visoje Europoje, kad padėti būtent vaikams kitose Europos šalyse, kur labiausiai sudėtinga situacija, tai aišku, tai yra Italija, Graikija, Vengrija, Serbija. Taip pat ten, kur ištakos pačioje Sirijoje nuo 2011 metų gelbėkit vaikus organizacija padeda būtent vaikams ir jų tėveliams Sirijoje pabėgėlių stovyklose. Ir aišku, kad pagrindinės uždavinys yra vaikams suteikti saugumą, apsaugoti juos nuo bet kokio smurto ir būtent tose stovyklose. Italijoje kolegos gelbėkit vaikus pateikė mano galva baisius skaičius, kad beveik 8,000 vaikų pasiekė Italijos krantus vieni, be savo tėvelių, be savo artimųjų. Jos tiesiog tėvai sodino į, nežinau, kažkokius plaukiančius laivelius, laivus ar ką, ir paleido taip tikėdamiesi, kad tie vaikai tokiu būdu išgyvens, nes tose šalyse, iš kurių jie atkeliauja, tiesiog žus nuo karo. Tai koks turi būti siaubas, kad tu savo vaiką išleidi vieną į jūrą, žinodamas, kad tu jo daugiau turbūt niekada nebepamatysi. Ir Italijos gelbėkit vaikus kolegos pabėgėlių stovyklose, tiesiog įkūrė tokias specialias vietas vaikams, tai tiesiog palapinės, kur tie vaikai, būtent ir tie našlaičiais praktiškai likę, jie gali ten nusiprausti, juos ten pavalgydina, jam rūbelių duoda švarių, taip pat teikia medicininė psichologinė pagalba, kas yra nepaprastai svarbu. Tam, kad tie vaikai vėl pasijustų vaikais. Bet paraleliai mes suvokėme, kad jau Lietuva priėmė sprendimą, jau pas mus atvyks beveik 1000 pabėgėlių ir aišku, kad, taip ir skaičiuojame, kad beveik pusė būna vaikai. Ir mes tam ruošiamės ir tikrai dalis pinigų bus skirta būtent pabėgėlių vaikams Lietuvoje, tie, kurie atvyks į Lietuvą. Ir mes tikrai dabar ir bandom iš savo kolegų kitose šalyse, tiek Skandinavijos, tiek tos pačios Italijos paklausti, į ką reikėtų atkreipdėmės, nes mes neturim tokios patirties, kaip padėti pabėgėlių vaikui, nes jie tai jau žino. Tai tą gerąją praktiką mes norim pasisemti iš jų ir kad ruošiamės ir norim žinot, kaip geriausių būdų padėti tiem vaikam, kurie pasieks Lietuvą. Tie pinigai, kurie šiuo metu yra jau suaukoti ir kurie bus dar suaukoti šitos akcijos metu, tai ir bus skirti, kaip suprantu, tiems, kurie atkeliaus vėliau, ar ne? Taip, ir tiem, kurie atkeliaus vėliau, ir aišku, dalis tikrai keliaus tiem, kurie jau yra kitose Europos šalyse, ten, kur labiausiai reikės tos finansinės pagalbos. Supratau. Tai man iš karto šitą vietą norisi paklausti, kokios būtų jūsų mintys apie tokius pamąstymų žmonių, jie internete kalbasi ten, nes yra, Lietuvoje tikrai dar daug baimių su šitą temą susijusių ir tai viena tokia mintis, kažkas rašė, kad čia ne mūsų bėda, tegu pabėgėliams padeda Austrija, Vokietija, mes turim rūpintis savais. Ką jūs galite pasakyti, pavyzdžiui, tokią mintį? Aš turbūt suprantu tų žmonių baimės, bet tada iš kitos pusės mes esame Europos Sąjungos dalis. Kai mums yra blogai, o mums blogai, prisiminkim pernai metus, kur turbūt kiekvienas Lietuvos gyventojas jautė įtampą tarp Rusijos ir Ukrainos santykių, tada mes gręžiamės į Europos Sąjungą, mes gręžiamės net į visą pasaulį su pasakymu, mes čia, mes maži, bet padėkit mums. Tada mes prašėm, turbūt kartais net ir reikalavom, tai kur yra NATO lėktuvai, kas mus čia apsaugos, mes tokie maži ir vargani. Tai ir dabar situacija apsisuka. Ir dabar mūsų prašo, taip, jūs esate Europos Sąjungos dalis. Ir aš matau tai kaip mūsų pareiga ir atsakomybė, kad mes privalome, čia nėra klausimo, ar mes norim ar nenorim, mes privalome padėti toms šeimoms, ypatingai, aišku, vaikams. Dar vienas dalykas, su kuo aš girdžiu tą nuomonę irgi, kad tarp pabėgėlių yra ekonominių pabėgėlių ir kad jau tokių tai mes nenorim. Ir tada iš kitos pusės
kiek Didžiojoje Britanijoje yra lietuvių piliečių ekonominių pabėgėlių, kiek yra Skandinavijos šalyse. Ir taip, pasižiūrėkime vieną kartą tiesiai į akis, jie ten vagia, jie ten žudo, jie ten sukčiauja ir kažkodėl mus ten toleruoja. Tai vėlgi ratas apsisuko. Dabar aš matau iš tikrųjų šitą situaciją kaip mūsų pirmiausia žmogiškumo išbandymą, tolerancijos išbandymą ir mūsų tikrieji veidai. Nes dabar kažkam yra blogai, tai ar mes ištiesim tą pagalbos ranką? Supratau, dar yra viena frazė, kuri man irgi taip įdomi nuskambėjo, gal toks labiau pasvarstymas, kažkur čia nesenai nugirdau tokį klausimą, o kodėl jie bėga į Europą, juk yra kitų šalių ir kodėl Europa turi jais rūpintis? Ir kokios tos kitos šalis aplinkui, pavyzdžiui, Sirija, jeigu jau mes taip labai pasižiūrėtumėm, taip, tai kas Afrika ten pakankamai arti kitos Azijos šalis. Tai vėlgi, ir tarp kitko ten irgi bėga, bet ar Afrika pajėgi padėti, čia turbūt daugiau filosofinis klausimas. Ir vėl, pažiūrėkim, nežinau, dar netgi globaliau, kiek tos žemės yra. Kokia ta mūsų planeta? Mažytėgi. Ir šiandien jiems yra blogai, rytoj mums gali būti blogai. Ir mes tuo 100 kartų įsitikinom. Praktiškai turbūt kiekvienoje šeimoje Lietuvoje mes dar rasim giminaitį artimesnį ir tolimesnį, kuris buvo emigrantas. Tiek po Antro pasaulinio karo, tiek dabar. Tai apie ką mes kalbam? Mano galva, pabuskim ir iš savo, nežinau, tokio savanaudiško miego ir suvokim, kad taip viskas greit kinta pasaulyje ir šiandien tu emigrantas, rytoj ne emigrantas ir taip viskas trapu, kad jeigu mes vieni kitiem nepadėsim, tai mūsų tik pražūtis laukia. Kaip Jūs galvojate apskritai, ar padėti kitiems galima tik tada, kai esi visiškai pasirūpinęs savimi? Nes vėlgi skaičiau minčių tokių, kad taigi mums patiems čia Lietuvoje ne pyragai, tai gal pirmiausia pasirūpinkime savais, o po to rūpinkimės kitais. Tokį irgi pasakymą, aišku, ir aš girdžiu, bet vėlgi, kas tas pasirūpinimas savimi, aš dabar galiu palyginti su Afrika. Mes turim, kadangi esam tarptautinė organizacija, turim tokį nedidelį projektėlį Zambijoje, Afrikoje, vidury Afrikos, kur dabar kaip tik žiūriu į nuotraukas. Čia yra berniukas ir katilas ant laužo, čia yra mokykla, jeigu ką. Šitas tvartelis vadinasi Zambijoje mokykla. Ir tada man visada toks palyginimas, aš pati ten buvau, toje Zambijoje mačiau, kaip ten vaikai neturi nei vieno žaisliuko, vietoj mokyklų yra tvarteliai, jie gauna valgyti vieną kartą į dieną, nėra elektros, laikrodžių nėra, veidrodžio nėra. Yra vaikų, kurie niekada savęs nematė. Ir tada grįžtu į Lietuvą ir galvoju, mes esam pertekę visko. Aš matau, kiek pas mus yra šeimų, kur dar užtektų 3 šeimom visko, ko pas mus yra. Iš kitos pusės, taip, aš matau milžinišką vargą Lietuvoje. Tikrai yra šeimų, kurie gyvena didžiuliam skurde Lietuvoje. Ir aš nemačiau Afrikoje taip skurdžiai gyvenančių, jeigu lygint, nes Afrikoje didžioji dalis gyvena tokiam skurde. Čia pas mus mažuma gyvena baisiam skurde. Ir tada, jau kai visai netenku kantrybės tokiem žmonėm, tada sakau, tvarkoj, vežu jūs, parodysiu šeimą, kuriai čia ir dabar Lietuvoje reikia pagalbos. Nenorit kitiem padėti kitose šalyse, tvarkoj, aš jums galiu Lietuvoje parodyti. Jūs tik apskritai padėkit, nes jūs tikrai galite. In this proud land we grew up strong. We were wanted all along. I was taught to fight, taught to win. I never thought I could fail. No fight left, or so it seems. I am a man whose dreams have all deserted. I've changed my face, I've changed my name, but no one wants you when you lose.
thought that I could be a fainted, thought that we'd be last to go. It is so strange the way things turn. Drove the night toward my home, the place that I was born, on the lakeside. As daylight broke, I saw the earth, the trees had burned down to the ground. Don't give up, you still have us. Don't give up, we don't need much of anything. Don't give up, 'cause somewhere there's a place where we belong. Rest your head, you worry too much. It's gonna be alright. When times get rough, you can't fall back on us. Don't give up, please don't give up. Got to walk out of here, I can't take anymore. Gonna stand on that bridge, keep my eyes down below. Whatever may come and whatever may go, that river's flowing, that river's flowing. Moved on to another town, tried hard to settle down. For every job, so many men no one needs. Don't give up, 'cause you have friends. Don't give up, you're not the only one. Don't give up, no reason to be ashamed. Don't give up, you still have us. Don't give up now, we're proud of who you are. Don't give up, you know it's never been easy. Don't give up, 'cause I believe there's a place where we belong. Aš turiu čia pasidaręs klausimų įvairiom temom ir va, dabar tokių asmeninių porą klausimų jums, ar ne? Tai pirmas būtų, kodėl jūs apskritai nusprendėt pradėti dirbti čia ir daryti tokį dalyką? Kas jūs paskatino? Gimiau tokia. Čia tikriausias atsakymas.
Na, iš tikrųjų, aš manau, kad aš mačiau pavyzdį, mano senelis, mano visa šeima, jie visada kam nors padėdavo, pas mus visada, kai aš buvau maža, gyvendavo giminaičiai, aš net nebežinodavau, kas jie tokie atvažiavę iš mažų miestelių, mes jūs priglausdavom, maitindavom, mano močiutė visą, kiek aš save atsimenu, katinus gelbėdavo kieme ir jie irgi gyvi padarai. Ir manau, aš augau matydama tokį pavyzdį, kad tu turi padėti artimui, kas jisai bebūtų. Ir tada tiesiog žingsnis po žingsnio, aš Gelbėkit vaikus organizaciją, žinau, man buvo tada 23 metai, kai aš pirmą kartą susidūriau su šitą organizaciją, jau tada savanoriaudama kitoj organizacijoje. Ir visą gyvenimą aš vienaip ar kitaip padėdavau tiek globos namų vaikam, tiek, nežinau, šuniukam. Šuniukus labiau myliu negu kačiukus, bet kačiukus irgi reikia gelbėti Lietuvoje. Tai tų būdų tikrai yra ir bet kuriam savo gyvenimo etapė aš turėjau visada veiklą, mielą širdžiai ir tai tikrai būdavo susijęs su pagalba kitiems. Visko yra tekę daug daryti. Blynų šimtais esu kepus, bulves su vaikais rinkus, pirty maudžiausi su vaikais ir taip, kad mano čia atėjimas, aš manau, kad tai tiesiog buvo natūralus kelias iki šitos organizacijos. Ir tai yra man nedarbas, tai yra gyvenimo būdas, nes jeigu neturi vidinės motivacijos, aš nemanau, kad įmanoma dirbti tokį darbą, nes tai nedarbas. Nes per tuos 9 metus, kur aš jau tikrai visą savo laiką tam skiriu, tai yra, jeigu neturėčiau vidinės motivacijos, aš jau seniai man būtų išmušta, jeigu nebūtų kažkokia netikra. O koks būtų įsimintiniausias įvykis dirbant šioje organizacijoje? Toks, kurį galbūt visą gyvenimą prisimins, ar yra jau toks įvykęs? Žinokit, aš turbūt kokių 10 galėčiau iš karto tokių išvardinti ir pati nesuprantu, bet aš tai vadinu stebuklais ir aš nežinau, kaip taip atsitinka. Jau kartais tikrai galvoju, kad mes kokį nors angelą sargą turim, nes logiško paaiškinimo nėra. Galiu vieną paminėti, kai tik tai pačioj pradžioje 2008 metais mes suvokiam, kad 50% tėvų vis dar naudoja diržą kaip auklėjimo priemonė Lietuvoje ir 2008 mes išdrįsom pasakyti, kad yra kiti auklėjimo būdai ir tada supratom, kad patys vieni mes per maži, kad ir kaip tą žinią paskleisti. Ir neklauskit, kaip aš nežinau, bet aš, kaip sako, atsidūriau reikiamoj vietoje, reikiamų laikų ir mes tada pradėjom socialinį iniciatyvą Augink atsakingai ir po šiai dienai mes tęsėme, skleidžiame tą pozityvios tėvystės šviesą ir aš nepaprastai ją tikiu. Aš iš kitos pusės žinau, kad mano gyvenimo neužteks, kad pakeistum kiekvieno tėvelio auklėjimo būdus, bet aš labai tikiu, kad mes prisidedam prie to, kad vaikų ir tėvų santykiai būtų pozityvesni, geresni ir tą diržą tikrai galima pakeisti kitais būdais. Kitą pavyzdį galiu pasakyti, galbūt konkretesnį. Visada suvokiau, kad globos namai turėtų būti kitaip. Aš lenkiu galvą prieš tos žmonės, kurie ten dirba, jie daro neišpasakytai svarbų darbą, bet vaikas turi augti šeimoje. Tada nežinojau, kurią pusę eiti, irgi ten 2008-2009 metai buvo ir galvojau, ko čia pradėti, kaip čia padaryti. Ir tada galvoju, reikia man kažkokį protingą žmogų sutikti, kuris paaiškintų, kaip čia daryti. Ir tada galvoju, reikia Nomedos Marčėnaitės, jinai tada labai domėjosi tą temą. Ir žinokit, tiek apie tai galvojau, kad vieną dieną įėjau į kavinę ir jinai ten sėdėjo. Ir aš priėjau ir sakau, padėkit. Ir jinai padėjo. Tai padėjo, kad šiai dienai mes nepaprastai aktyviai dalyvaujam, prisidedant prie to, kad pasikeistų situacija su globos namais Lietuvoje. Ir aš galėčiau šitą sąrašą tęsti, bet kitą kartą papasakosiu vien tik atskirai apie Zambiją, nes ten, tarp kitko, mes sutikom patį nuostabiausią Zambijos muzikantą ir buvo labai labai daug muzikos, bet čia kitai laidai. Kaoleza. Kaoleza is a South African song. It comes from the townships, locations, reservations, whichever, near the cities of South Africa, where all the black South Africans live.
The children shout from the streets as they see police cars coming to raid their homes for one thing or another. They say, "Kauleza, mama," which simply means, "Hurry, mama. Please, please don't let them catch you." Kauleza, mama, kauleza, mama, kauleza, mama, kauleza, mama, kauleza, mama, sheshi sabo. Nagama poisa zongene ndini mama vati kauleza mama. Nagama poisa zongene ndini mama vati sheshi sabo. Jonga 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 yo kauleza mama. Iye iye mama. Vati jonga 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 yo kauleza mama. Iye iye mama. Kaip jūs manot, kodėl žmogus apskritai svarsto, kai yra iškilęs klausimas ar padėti kitam, ar ne, kai yra ta situacija? Nes man atrodo, tai yra juk savaime suprantamas veiksmas. Aš einu gatvę, matau, kažkas nupuolė, kažkam sunkiau negu man, aš jam padedu, ar ne? Ar neturėtų taip būti, kad tiesiog be klausimų tai vyksta? Labai norėčiau, kad tai būtų ir kad Lietuvos gyventojai, tai kaip sakot, bet jeigu visi padėtų, prisidėtų, tai mūsų organizacijos tikrai nereiktų ir krūvos visų kitų didesnių, mažesnių tikrai irgi nereikėtų, nes tiesiog būtų daugiau gėrio. Tada aš savo tokį dar turiu pasakymą, koks jis paprastas bebūtų, yra gėris ir yra blogis ir kurioje pusėje tu stovi ir aš renkuosi gėrio pusę, nežiūrint to, kiek tai kartais kainuoja tam, kad būtų pusiausvyra, nes turbūt taip ir bus visą laiką, kad bus gėris ir blogis. Ir tas padėjimas kitam man ir yra buvimas toj gerojoj pusėje. Ir aš galvoju, kad jeigu tu skleidi gėrį, tai tu užkrėti kitus. Ir net jeigu tas žmogus galbūt tą kartą susimąstė, ar jam padėti, ar ne, jeigu tu sakai, kad padėk, negi tau taip sunku. Ir kitą kartais jau gal ir pats tai padarys. Dar manau, kaip bebūtų auklėjimas, aš manau, kad nes vaikai mokosi iš pavyzdžių. Tu gali jiem teoriškai, ką nori pasakoti, bet jeigu tu pats taip nesielgsi, man su rūkimu, kai tėvai bara, tu nerūkyk, o patys rūko. Tai tuo viskas ir pasibaigia, arba su to pačiu mušimu. Tai jeigu tu muši savo vaiką, tu rodai, kokiu būdu yra sprendžiami konfliktai iš principo. Tai beveik garantuotai tas vaikas užaugęs, jis daužysis vienaip ar kitaip, jis ras, nes jis tik agresiją augina. Tai man apie tą patį, nes kleiskim daugiau to šilumos ir daugiau to gėrio bus. Gerai, geri darbai. Ir aš sulaukiau tokių komentarų, kad man tai tik geri darbai daromi tyliai, kodėl tu apie tai kalbi, kodėl tu dabar čia kažką daryk savo tyliai ir nuoširdžiai. Tai man iškilo klausimas toks, ar garsiai daryti darbų negalima? Irgi dažnai susiduriu su šituo ir aš tai pasakysiu taip, norit tyliai daryti, valio darykit, norit garsiai, valio darykit, tik jūs darykit. Nes ne apie tai ir tas garsumas, aš nemanau, kad čia yra formulė, aš tikrai nesakau visiems, būtinai čia reikia pasakyti. Nebūtinai, nes net jeigu tu darai tyliai, vis tiek tu vienas nepadarysi, nors 3 žmonės aplinkui žinos ir tai jau yra nebetyliai mano galva. Ir tada iš kitos pusės tai irgi yra apie pavyzdžio rodymą, kad
ar tyliai, ar garsiai, ne, aš tiesiog noriu gerą darbą padaryti, aš jį padarau. Čia galbūt daugiau apie motivaciją, ar aš darau dėl savęs, ar iš tikrųjų dėl kito. Ar aš, tai va čia man daugiau tas klausimas. Ir aišku, aš linkėčiau, kad kuo daugiau žmonių darytų dėl kito. O ne dėl to, kad jam pačiam reikia įrodyti savo tam tikrus dalykus, va aš koks geras. Bet ne, čia netyliai garsiai, čia apskritai darykit ir su tikra motivacija ir bus žymiai geriau. She packed my bags last night, pre-flight 0 hour, 9 a.m. And I'm gonna be high as a kite by then. I miss the earth so much, I miss my wife. It's lonely out in space on such a timeless flight. And I think it's gonna be a long, long time till touchdown brings me round again to find I'm not the man they think I am at home. Oh no, 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 I'm a rocket man, burning out his fuse out there at home. And I think it's gonna be a long, long time till touchdown brings me round again to find I'm not the man they think I am at home. Oh no, 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 I'm a rocket man, burning out his fuse out there alone. Mars ain't the kind of place to raise your kids. In fact, it's cold as hell, and there's no one there to raise them if you did. And all the science I don't understand, it's just my job 5 days a week. A rocket man, a rocket man. And I think it's gonna be a long, long time till touchdown brings me round again to find I'm not the man they think I am at home. Oh no, 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 I'm a rocket man, burning out his fuse out there alone. And I think it's gonna be a long, long time till touchdown brings me round again to find I'm not the man they think I am at home. Oh no, 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 I'm a rocket man, burning out his fuse out there alone. And I think it's gonna be a long, long time. And I think it's gonna be a long, long time. And I think it's gonna be a long, long time. And I think it's gonna be a long, long time. And I think it's gonna be a long, long time. And I think it's gonna be a long, long time. And I think it's gonna be a long, long time.
jeigu dabar kažkas paklausė mūsų pokalbį ir pagalvoja, šita organizacija man labai patinka, ką jie daro ir norėtų prisidėti prie jos veiklos. Ne pinigų aukojimu, tarkim, bet tiesiog savo kažkokiais realiais darbais. Tai kaip galima prisidėti? Būdų yra įvairiausių. Ką aš dar noriu pabaigai pasakyti, mes turime, kadangi esam organizacija susidedant iš savanorių visoje Lietuvoje, mes turim padalinius, 22 visoje Lietuvoje. Ir mes turim Druskininkų padalinį, jeigu kartais dar nežinojate. Ir turime Druskininkuose vaikų dienos centrą. Tai grįžtant prie klausimo, kaipgi padėti, tai savanoriai reikalingi kaip oras, patikėkit. Ir kiekvieną dieną mums jų reikia. Vienokiai ar kitokiai sričiai, tai tikrai galima į mus kreiptis. Tada visada sakau, mes prašom labai nedaug, bet prašom pastoviai. Jūs paaukokit kavos puodelį per mėnesį. Bet tik tokią sumą, eurą, 2, 3, bet 12 mėnesių, pavyzdžiui. Kodėl mums tas pastovumas toksai yra svarbus? Todėl, kad vaikam būtų labai sunku pasakyti, žinot, mes dabar pinigėlių surinkom tik 3 mėnesiam, jūs dabar pabūkit gerai, mes paieškosim, o tada vėl grįšim pas juos. Va čia skausmas yra didžiausias, nes, pavyzdžiui, kuruojam 32 vaikų dienos centrus visoje Lietuvoje ir yra periodai, kai tie dienos centrai labai sunkiai finansiškai išgyvena, ką tai reiškia, kad vaikas negaus valgyti. Bet taip paprastai. Ir tada, jeigu mes gautumėm, aš vis svajoju, žmonės, kurie mums po 2 eurus kiekvieną mėnesį, bet 12 mėnesių, jeigu tokių būtų daugiau negu dabar, o mes jų dabar turim 60, jeigu būtų, pavyzdžiui, 20 000, tai mums niekada daugiau jokiam vaikui nereiktų pasakyti, tu dabar palauk, nesvarbu, kad tu alkanas, nes mes tikrai susidurėm su alkio situacija ir problema Lietuvoje vis dar. Ačiū labai už pokalbį ir tiesiog norėjau pabaigai paklausti, ko palinkėtumėt patys savo? Patys savo palinkėtumėm neprarasti atkaklumo ir tikėjimo. Ir žinojimo, dėl ko kiekvieną dieną mes keliamės. Tai yra žodžiai, kuriuos aš savo kartoju kiekvieną mielą dieną tam, kad toliau darytumėm tai, ką darom. Supratau. O gal norėtumėt ko nors palinkėti ir žmonėms, kurie mūsų klauso? Aišku, norėčiau. Daugiau šypsenų, daugiau apkabinimų, daugiau gerumo ir daugiau meilės. Ir tik tai kiekvienas iš jūsų gali pasakyti, ką jums tai reiškia. Ačiū labai, linkiu, kad organizacija gyvuotų ir mes kalbėjome su Rasa Dišpetrienė, organizacijos Gelbėkit vaikus vadovė ir su jumis laida Radio Džemas.
your